norėčiau pradėti mūsų pokalbį nuo šios vietos. Kodėl mes esame čia, ką tau reiškia ši vieta ir kuo ši vieta yra svarbi? Mes esam labai mielo bičiulio Prano Morkaus, kuris mirė prieš beveik 3 metus, bute, kuris yra Vilniuje, Goštauto gatvėje. Ir Pranas praleido čia daugybę metų su savo šeima. O man jis brangus todėl, kad tiesiog ne taip dažnai susitikdavom su juo, bet kalbėdavomės ir apie labai paprastus, bet kartais ir labai svarbius dalykus, todėl kad jis turėjo labai stiprią savo pasaulėžiūrą, vertybių sistemą ir juo tikrai galėjau pasitikėti. Jisai kartais būdavo tarsi mentorius man, nors mūsų santykiai buvo kaip 2 artimų bičiulių. Ir tarp kitko, jį pažinojo labai daug žmonių. Ir jisai pažinojo, todėl kad jam tiesiog buvo įdomu bendrauti ir neįtikėtina įvairovė. Tų jo bičiulių buvo visoje Lietuvoje, ypatingai Vilniui. Ir jeigu kas atvažiuodavo į Vilnių, koks įžymybė, tai dažnai kviesdavosi Praną Morkų tiesiog, kad jisai pristatytų, papasakotų apie Vilnių. Jis buvo tiesiog neįtikėtinas žinovas šito miesto. Puikiai išmanė literatūrą, dailę, muziką. Tai šiaip jau niekam nepaslaptis, kad mes čia susirinkom pasišnekėti apie fotografiją. Tai norėčiau tavęs paklausti, apie kokią fotografiją pirmiausiai ir nuo ko prasideda tavo istorija. Tai kalbėsime šiandien apie dailininkų studijų interjerų fotografiją. O prasidėjo viskas maždaug 85 ar 6 metais, kai pakliuvau į savo gerų bičiulių tėvo, uošvio rašytojo Jokūbo Josadės namus, kurie buvo Žvėryne Vytauto gatvėje. Ir tie namai buvo pilni senų baldų, pilni knygų, dideli su aukštom lubom ir neįtikėtina šviesa tame interjere, kažkokia labai keista ir nežiūrint koks metų laikas ar dienos laikas, jis buvo užpildyta šviesos. Ir aš paprašiau tiesiog leis man nufotografuoti keletą to interjero fragmentų. Aišku, leido ir aš padariau ten 14 fotografijų su juodai baltu, su siaura juosta. Ir po to padariau nedidelės nuotraukas ir parodžiau Pranui tas nuotraukas. Jis pamatęs iš karto jam idėja kyla, kaip ir dažnai kildavo, ką nors pamačius ar sužinojus netikėtai, jam galvoj virdavo tiesiog spiečius įvairiausių minčių. Ir jisai sako, žinai, fotografuok dailininkų studijas. Vat aš pažįstu daug dailininkų ir visos jos labai įdomios. Tai būna kaip sandėliai, kaip sankaupa visokiausių įdomiausių daiktų ir, pabandyk. Gerai, kodėl ne? Ir pradėjom nuo Liudo Truikio, kuris gyveno Kaune, irgi senam name. Jis tuo metu jau gyveno vienas, tai buvo 86 metai, ruduo. Ir mes su Pranu sėdę į Žiguliuką, nuvairavom į Kauną. Jau Kaune jisai iš telefono automato skambina Truikiui ir bando prisistatyti ir prisikalbinti, kad jis leistų mūsų užeiti ir ten pabūti. Visaip ten ilgai šnekėjo, žodžiu, Truikys buvo nelabai jau tuo metu ir silpnas ir nelabai norėjo bendrauti, bet kažkaip pavyko jam įkalbėti, žodžiu, mes pakliuvom į tą interjerą ir tiesiog gavau pilną laisvę daryti, ką noriu su aparatu. O Pranas šnekėjosi tuo metu su Liudu Truikiu ir buvo neįtikėtino grožio rudens vakaras, spalis, visur geltoni klevų ir ąžuolų lapai. Tas namas yra ant stataus šlaito ir už lango atsiveria ir Kauno vaizdas, Soboras ir ties lapai, kažkoks tai rojus atrodytų. Tai nuo to ir prasidėjo iš tiesų ta dailininkų studijų serija. Ir po to vienas po kito atsirado ir kiti dailininkai, kiti interjerai. Vieni įdomesni, kiti galbūt netokie, bet visi yra saviti.
ir aišku atspindi to dailininko ir charakterį kažkiek ir galbūt ir tą meną, ką jie daro ir kitus dalykus. Žodžiu, tai buvo tiesiog kaip teatro scena, galima taip įvardinti tie visi interjerai ir tiesiog reikėjo kantriai bandyti surasti tuos tinkamus fragmentus, kad iš jų būtų galima jau matyti tą interjero visumą. Dabar, jeigu pavyzdžiui truputėlį atsitrauktumėm nuo tavo kūrybos, nuo tavo fotografijos, žinoma, kad pasaulyje irgi egzistuoja tokių interjerų fotografijų ir gal tu kaip fotografas galėtum pakomentuoti, ar tau kažkokios davė kažkokio įkvėpimo ar įtakos tokios fotografijos? Keletą knygų aš jau pamačiau vėliau, po to, kai pradėjau kurti šitą seriją, tai teko pamatyti, atsimenu, skulptorius Vladas Vildžiūnas turėjo tokią knygą Konstantino Brankiuzy, fotografuota savo studiją ir savo skulptūras. Jisai kažkiek laiko mokėsi, man atrodo, tiesiog jį konsultavo fotografijos klausimais berods Steichenas, kuris buvo labai žymus 20 amžiaus pirmos pusės fotografas. Ir jisai Brankiuzy su didelė plokštelinę kamerą studinę fotografavo savo studijos Paryžiui interjerą ir savo skulptūras tame interjere. Ir matėsi, kaip jo darbai atrodo jo studijoje. Jie buvo žymiai gyvesni, negu būna muziejaus erdvėse, tokiuose steriliuose, o ten jie tiesiog gyvi. Ten, kur jiem ir turi, privalu būti, ko gero, nors jie skirti kitiem interjeram. Buvo, aišku, ir kitų fotografų, visi, ir prancūzų, tie žymieji fotografai, ir amerikiečiai, jie laiks nuo laiko jie fotografuodavo ir pažįstamų dailininkų studijose ir Niujorke, ir Paryžiui, taip kad tų fotografijų buvo galima matyti. Ta vienintelė tokia knyga, kuri taip įsiminė galbūt. Bet tas žanras fotografijos, jis buvo jau senokai toks žinomas ir egzistuoja. Tu palėtei tokį įdomų žodį sterilus. Tai žinoma, kad tokie interjerai, tokios studijos, jos jau savaime suprantama, jos nėra sterilios, tačiau jose, kaip ir trūksta tokiose fotografijose paties menininko, paties dailininko. Tai kaip gal yra tokių kažkokių irgi tau įsiminusių pavyzdžių, kur jau ir pats dailininkas dalyvauja tose fotografijose ir yra fiksuojamas kartu? Čia kalbant apie istorinę fotografiją ar mano fotografijos? Pirmiausiai palieskime pasaulį, istorinę. Ar tau įsiminė kažkas padarė įtakos? Tai vienas iš ryškiausių tai buvo Henri Cartier-Bressonas, kuris darė nemažą tokią seriją pažįstamų dailininkų portretų ir yra ir knyga tokia labai žinoma Tête-à-tête, kurioje sudėtos tos fotografijos. Ten geras pusšimtis, o gal ir daugiau net yra. Ten žymiausi prancūzų dailininkai. Po to yra tokios studijos viena apie dailininkus, tai yra apie Giacometti, apie tokį niujorkietį Clemente, skirtos tiesiog dailininkui, bet jie fotografuojami savo studijos aplinkoj. Tiesiog viskas, kaip jie gyvena, kaip dirba ir tiesiog dirba toj studijoj. Arnoldas Newmanas yra padaręs tokių, bet jau truputį kitą manierą fotografavimo. Jisai ilgai dirbdavo prie vienos fotografijos, statydavo apšvietimą savo, parinkdavo tą, sukomponuodavo visą, paruošdavo kaip sceną ir ten fotografuodavo. Tai jo iš vienos fotografijos jau buvo galima spręsti apie tą dailininką, ar ten buvo ir meno istorikai, bet jis fotografavo ir įvairiausių specialybių žmonės, ne tik dailininkus, bet dailininkus tame tarpe. Tai gerai, ir tada jau grįžkime ir prie tavęs. Tai tas interjerų, vien tik interjerų ciklas taip tarsi natūraliai užsibaigė ir jau kaip ir
užsimeniai, kad yra ir tų tavo fotografijų, kur dailininkas dalyvauja toje fotografijoje savo studijoje. Tai gal gali truputį papasakoti, kaip visa tai prasidėjo. Taip. Tai tas ciklas dailininkų studijų, kurį pradėjau 86, kokiais jisai tęsiasi 4-5 metus labai intensyviai. Po to buvo paroda, kuri vadinosi Prieglobsčiai Lietuvos Aido galerijoje, Maironio ir Radvilaitės gatvių kampe tuo metu buvo. Ir po to buvo ilga pertrauka. Tokie tik labai epizodiški buvo siužetai kažkokie iš tų studijų, bet šiaip jau netęsiau. Ir praėjus keliam dešimtmečiam jau, turbūt kokiais 22 metais, turbūt mane paskatino Vilniaus galerijos įkūrėjas Audrius Klimas, kad galima būtų tarsi atgaivinti tą ciklą ir padaryti su nauja idėja, kad jau būtų įtrauktas ir pats žmogus į tas fotografijas ir kad matytųsi ir jo kūryba kažtiek, bet taip pat įjungiant ir pokalbį su tuo žmogum, kad jis taptų tokiu fotografiniu reportažu su truputį daugiau informacijos ir apie patį dailininką, apie jo požiūrį į vairius dalykus. Tai prasidėjo apie 22, kiek atsimenu, ir jau yra virš 20 nufotografuota dailininkų, dauguma jų yra Vilniuje, bet yra ir kažkur tai toliau, yra Žemaitijoje, yra Suvalkijoje, Dzūkijoje kažkas padaryta, o daugiausiai yra, aišku, Vilniuje. Ir tada jau dėmesys daugiau krypdavo į patį dailininką, kadangi jis yra savo studijos šeimininkas, jis yra centre. Ir fotografuodavau irgi tokią laisvą formą, tarsi jisai savo erdvėj ir ne toks jau iškilmingas, aišku, portretas, bet tiesiog toj normalioj jam aplinkoje. Ir kartu toks pašnekesys apie įvairius dalykus, kas jam svarbu yra gyvenime, menuose. Tai pirmas herojus viso šito sumanimo buvo Henrikas Čerapas, kurį beje aš fotografavau ne jį, o jo studiją. Ir toj pirmoj daly savo sumanimo, juodai baltoj serijoje, tada jis turėjo studiją prie Švento Petro Povilo bažnyčios. Yra užfiksuota. Po to buvo Eglė Kuckaitė ir po to vėl daugybė kitų žinomų dailininkų, ir vyresnių, ir jaunesnių, kuriuose tai jau buvo spalvotas ciklas, tik spalvotos fotografijos. Ir juose dėmesys ne tik tai į pačius dailininkus, bet taip pat ir į jų kūrybą. Aš stengdavausi fotografuoti tam interjere ne tik tai tuos daiktus, kurie yra toje studijoje, bet taip pat ir kūrinius, kuriuos paprašydavo, kad dailininkas ištrauktų iš stalčiaus, ar iš spintos, ar atsineštų iš kažkur iš palėpės, kad kuo būtų galima išsamiau išfotografuoti tai, ką jisai daro, bet toj aplinkoje. Ne taisyklingai, ne ant molberto kažkaip, kaip fotografuojami meno kūriniai albumams, bet taip, kad jie atrodytų tarsi savo natūralioj aplinkoje. Ir tie ciklai pasidarė tokie išsamesni, jau iš jų buvo galima spręsti daugiau apie tą menininką ir jo kūrybą, ir galų gale apie jo pažiūras kažkiek. Ir aš dar pabaigai norėčiau tokį klausimą iš tokio žmogiško priėjimo. Kaip būdavo su tais menininkais, vienas dalykas ir susitarti, juos prieiti, gauti leidimą tą bendradarbiavimo. Ir kitas klausimas, tu kaip ir sakai, norėjai tos organiškos aplinkos, natūralios, kur jie dirba. Ar neteko susidurti, kad iš tikrųjų nori menininkas truputį susitvarkyti ir parodyti pro savo žiūros tašką, kaip norėtų? Tai dėl
tų kontaktų su dailininkais, tai niekada nebuvo problemos, nes, sakau, kaip man labai gelbėjo Pranas Morkus iš pradžių, po to galų gale aš ir pas labai daug dailininkų pažinojau, nes fotografuodavau jų kūrybą albumams, kuriuos užsakydavo leidyklos ir labai daugelio esu fotografavęs. Ir kai tas liesdavo tik tai jų studijų interjerus anksčiau, prieš tą senąjį ciklą, tai niekada nebuvo, kad žmogus atsakytų nes nieko tiesiog, jokių paslapčių ten nėra. Kada fotografuodavau jau su pačiais žmonėmis, tada reikėdavo irgi kažkaip tai aptarti tą darbą ir ką tai reiškia, bet irgi niekada nebūdavo problemos, todėl kad ta intencija fotografuoti žmogų su jo darbais ir tai tik tai padeda išlikti mūsų atminty tam, kas galų gale dingsta. Visi mes esam žmonės, visi turim tą baigtinį gyvenimą, kaip ten bebūtų. Tai dėl to problemų nebuvo, tik tai tas, kad fotografuojant žmogų, jau darant jo portretą, kad ir jo studijai, vis tiek atsiranda tas psichologinis momentas, kuris leidžia paprastai prieiti prie žmogaus, kad tos išraiškos būtų natūralios, kad nebūtų to dirbtinumo. Tai tą aš galėjau pradėti daryti tik tai jau būdamas pakankamai brandžiam amžiui. Kai pradėjau studijas fotografuoti, aš tiesiog nedariau žmonių fotografijų, nes neturėjau tam tokio vidinio pasiruošimo. Ir nebūtų nieko gero iš to buvę. Būtų labai daug darbo, bet rezultatas, manau, kad jis nebūtų savalaikis. O dabar, kada aš darau šitą ciklą, jau yra kitas santykis su žmogaus, su portreto fotografija ir man tai jau yra visiškai kitas priėjimas ir tai yra labai natūralus dalykas. Ir aš manau, kad tuose fotografijos irgi tai atsispindi, ar tai yra natūralu, ar dirbtina. Fotografijose matosi viskas.